Sveiki, mėlyjei. Esu Laura Dabulytė, tinklalaidės Lietuva sveiksta sumanytoja, vedėja. Manome, kad tema, kurią šiandien būtinai reikia pakalbėti, yra verta didžiausios auditorijos, kokią galime pasiekti čia Lietuvoje. Šiandien su manimi studijoje psichoterapeutas Dainius Jakučionis labai rimtai žiūri ir sako, Lara, kalbėsim rimta tema. Rimta. Nes visi šiandien kalba be galo rimtai ir labai tiksliai. Pati krizių komunikacijos mokymus darydama labai dažnai sakau, kiek reikia tikslumo, kiek atvirumo, kiek visko pasakoti. Žinot, ką pamiršom, o kaip jaustis. Dainiau, tave čia pasikvietėm tam, kad papasakotum, gal ne taip darom. 30 minučių šiandien kai kurie iš mūsų sostinėje turėjom praleisti slėptuvėse, atsitiko daug dalykų. Mano vaikai, pavyzdžiui, pasakoja, kokį chaosą patyrė, kaip nežinojo, kur eiti, kaip nežinojo, kaip draugus nuraminti, kaip matė mažesnius ar didesnius verkiančius. Tėvai skambina ir sako, kaip jūs ten gyvenat, aš pati Druskininkuose buvau, aš sakau, nežinau, pažiūrėsim. Apie tai šiandien labai noriu pakalbėti, labai daug žmonių klausimų gavome, jau papildomai. Norisi tokio, gal galim pasiruošti, nes jausmas, kad turėsim su tuo galbūt susitaikyti, galbūt išmokti, galbūt kažkaip pasirengti save. Kur tu buvai šiandien? Ant kalno. O, taip, atviroje vietoje. Taip, aš jau į darbą. Taip. Ir darbę po to pasislėpiau. Gerai. Kokias žinutės pirmiausia gavai? Su geltona, o po to gavau jau darbę su raudona. Ir kaip tu skaitei? Ir iš viso, dažnai žodynas visas, kur tai tu gauni žinutę, kad raudona. Ta raudona iš viso mums yra labai tokia stipri spalva. Taip, bet aš pasitikslinau tiek LRT, ką rašo, tiek LT72, ką rašo. Tiesiog, kad suprasčiau, kaip čia kas kur vyksta, kiek čia kokios informacijos yra. Ir tada šį priėmė sprendimą, kad viskas gerai, tai reikia palaukti, kas čia bus. Pažiūrėjau, koks regionas, kuriuose ten vyksta. Ir taip įvertinęs, pažiūrėjau, mano ten kolegos iš darbo kažkaip, tai ten jie keistai. Taip, ką keistai? Nieko nedaro. Taip, o ką reiškia nieko nedaro? Jie laukia stovėjo, tiesiog savo ten rūkė. Ne kolegos, bet pastato galbūt bendra nuomininkai. Taip, o pats? O pats tai aš nuėjau į kabinetą. Bet kas čia veikia? Čia veikia emocija ar veikia toks, pragmatizmas? Vėlgi, aš sakyčiau, nebuvo gal pats protingiausias mano čia sprendimas, bet kažkaip aš taip mačiau, kad kol ėjau, tai keitėsi ten, kuriuose miestuose, kaip ten vyksta ir kad potom nukrypo į Alytų. Ir tada galvoju, bet viskas gerai. Alytus toli nuo Vilnius, tai dėl to kažkaip taip paprasčiau viskas. Tai paprasčiau viskas tau. Taip, man taip paprasčiau. Daugybė žmonių labai pasimetę. Jie neramus ir galėčiau tęsti tų daug žodžių, nors norisi kalbėti apie tą, sveikstančią Lietuvą, kuri tam tikrą informaciją priima labai, nežinau, kažkaip, taip normaliai. Pakvėpuojam, tu pasakysi, ką čia reikėtų daryti, ne? Pakvėpuojam, pabūnam ir keliaujam toliau. Kas tas yra, kuo mums pirmiausia priimti informaciją? Mesgi žinom, mesgi patys leidžiam tom žinutėms ateiti. Kaip jas priimti? Mes negalim sakyti, kuo mes galime priimti informaciją, nes mes kai priimam informaciją, tai viskas veikia automatiškai. Nėra tas, kad mes galime sakyti, šiandien, aš šiandien nuspręsiu, tai vadovautis tik tai protu. Būsiu rolėje, į nieką nekreipiu dėmesio. Taip neveikia. Ne, tai yra tiesiog kiekvienas mes reaguojame automatiškai priklausomai nuo to, kaip mes esame išmokę kažką, tai nuo savo vaikystės per visą patirtį iki suaugusio gyvenimo. Ir tas automatizmas kai kuriem veikia per labai didelį ir emocinį tokį krūvį, kai kurie labiau moka tą reguliuotis pas save, tada įvertina tą situaciją kaip čia kas, įvertina tą situaciją, kai tai čia vienas dronas, ar čia yra 10 dronų, kaip jie darosi, kaip ten greitai keičiasi, ar yra kokias sirenos, ar ne kokias sirenos. Tai įvairių žmonių labai yra. Kitas dalykas, kad vieni, kurie yra labiau pasiruošę, tai jie kitaip reaguoja, nes jie jau yra pasiruošę ir galvoja, aš jau žinau, kur mano yra slėptuvė, aš žinau, ką man reikia daryti, aš galbūt turiu susidėjęs kažkokį krepšį, tada pasiimu krepšį, einu į tą slėptuvę ir pabūsiu ten, kol ateis kažkoks naujas pranešimas, ką daryti toliau.
Ir jiems yra labai paprasta, nes jie yra tą pražaidę. O kiti žmonės, kurie, jo, aš pasiruošęs, bet jie nėra apgalvoję, ką daryti tokiu atveju ir tada jie tokie pasimetę, nežino, kur ten tos slėptuvės, kur nueiti, kaip čia nueiti, ką daryti, jeigu nėra aplinkui tos slėptuvės, ką man tada daryti, ar būti viduje, ar eiti į lauką ir kažkur tai ieškoti slėptuvės. Tai yra pasiruošimo labai vienas iš momentų, tada, kai kada žmonės tikrai jaučiasi saugesni, jeigu jie žino, ką daryti. Nes norint, pastabdysiu tave, norint jaustis saugiu, patarimas būtų pasiruošti. Tiesiog būti labiau pasiruošusiu, su kuprinė, žinoti, kur tu eisi, kur artimiausia, kur tu užsirašai telefonus, kur tuo metu bus tavo vaikai. Teisingai girdžiu? Tai čia ką jau yra kalbėję visi ir kariuomenė, ir ten 7-2, tas man visą laiką yra būti gerai pasiruošus tam ir žinoti, kokia bus veiksmų seka. Ir mes turime vis dėlto smegenyse tokią ir netgi funkciją, vis dėlto tokią kaip dėlioti intencijas, nes kai man staiga ištinka kažkokia tai situacija, aš turiu sugalvoti, kaip elgtis. Bet jeigu aš esu iš anksto savo sugalvojęs, kaip aš elgsiuosi, tai smegenys jau turi tą informaciją ir jom reikia tiesiog pradėti vykdyti tą informaciją. Tai va, ta yra dalis gana svarbi. Ir kai jau mes žinome, jeigu bus tas, tai aš elgsiuosi taip, jeigu bus tas, tai aš elgsiuosi jau kitaip, ten kur eisiu, su kuo eisiu, kam skambinsiu, kam neskambinsiu, kaip vaikai ir panašiai, tai tose situacijose aš esu jau pasiruošęs. Taip. Kai bus, kai tai jau pradės vykti, nieks nežino. Bet tas pasiruošimas palengvins tą situaciją. Ir tai yra vienas iš būdų jausis kažkiek tai kontroliuojančių situaciją. Nes kai žmogus nerimauja, kai vyksta kažkokia didelė stresinė, nežinau, kažkokia tai bėda stresinė, žmogus labai stipriai sureaguoja į tai ir jam reikia kažkaip tai pajausti, kad jis kažką gali padaryti. Kontrolė yra saugumas. Dauguma žmonių irgi gali iš savo gyvenimo patirti, kad ta hiperkontrolė yra iš dalies tik dėl to, kad jie nori saugoti save. Tai mes galim panaudoti tokiuose neužtikrintose situacijose, kad mes galim kažką daryti. Tai aš ten žinau, kur eisiu, ką darysiu, su kuo susisieksiu. Ir aš jau tą darau. Ir jeigu kažkai tą darau, tai vadinasi yra kažkokia kontrolė už savo elgesį. O kur tada padėti tą pragmatinį, teisingai ar neteisingai? Matau kolegas, kurie tiesiog stoviniuoja laukia ir nieko nedaro. Tai gal aš kvailelis, kuris vienintelis čia panikuoju ir kažko imuosi? Kas čia atsitinka? Tai čia yra vėlgi tam tikras mąstymo tipas, kad aš žinau geriau negu kad kiti. Reikia man tokio laikytis ar priešingai? Aš vis dėlto tikėčiau, kad reikėtų laikytis ir pasitikėti tuo, ką sako valstybė, nes tai yra žmonės, kurie mus nori apsaugoti ir jeigu jie sako, kad mums reikėtų eiti į slėptuves, tai kaip reikėtų klausyti, kad reikėtų eiti į slėptuves. Ir čia nereikia nei buliaus pozicijos, nei kažkokio, ar ne? Dabar čia vėl, žinau aš turiu geriau. Pasitikėti tuo. Aš turiu pasitikėti. Nes jeigu aš nepasitikiu, tai kas tada mane iš vis apsaugos? Kas man sukurs tą saugumą? Iš kur jisai atsiras? Jeigu aš pasitikiu, kad žmonės, kurie išmano savo darbą, man pranešė, kad reikėtų eiti ten, tai aš turiu to ir klausyti. Tai nebus taip, kad mes čia iš viso sprendžiam dar didesnį klausimą. Ar valstybėje žmonės pasitikė tuo, kas dabar vyksta? Tai mums nebūtina to spręsti, nes tai sukurs dar didesnį chaosą. Čia mums reikia tiesiog klausyti, nes kitu atveju, ką mes galim padaryti. Kaip žmogus nieko neišmanantis apie karą, apie dronus ir panašiai gali nuspręsti. Tai čia nepavojinga. Iš kur aš žinau? Aš irgi galvoju, tai čia nepavojinga, čia kažkur tai ten toliau, gal čia ne visai, ne aplink mano namus, tai kodėl aš čia turėčiau parintis. Tai buvai ant kalno, kaip tu sakai. Ant kalno, tai į tą kalną niekam nereikia daužtis. Bet nieks nežino. Čia yra tas dalykas, kad nieks nežino. Ir kai nieks nežino, nieks negali, vadinkim, prognozuoti to scenarijaus į ateitį. Dėl to mes turim pasirinkti tos žingsnius, kurie yra lengviausi ir, kaip ten sako, tas geriau būti saugiu, negu kad po to apgailestauti, angliškas tas posakis. Tai jau geriau apsisaugoti ir po to sakyti, nieko nevyko, kaip gerai, negu kad po to gailėtis, jeigu įvyks kažkas. Tai čia ta pozicija turėtų būti. Tai čia mes truputėlį keliamės į priekį mūsų pokalbio, kalbėti apie tai, o ką darysim kitą kartą. Teisingai, jeigu jaučiu, kad šį kartą sustingau, lėkiau, ignoravau, kas ten bebūtų, kas man beatsitiko, kitam kartui aš turiu tiesiog nusimatyti, kad, žinau, ką veiksi. Tai veiksmų seka. Būtent, kažkokia veiksmų seka. Kiek mums reikia? Kokių 5 į priekį? Ką pasiimu, kam paskambinu, kam... Jo, tai kaip ir pasakyta,
Aš realiai čia vėl priklauso nuo situacijų kiekvienas, tai jisai gali tiesiog savim pasirūpinti arba gali kažkur tai kitų pasirūpinti. Ir tada pasislėpti kažkur tai, kur reikia. Ir viskas. Gerai. Situacija, kai jaučiu, kad kažkas nutiko. Pavargęs esu, dar čia, matai, dronas, žinai. Kažkoks, nežinau, išsekęs, laimingas, pasislėpęs, atsijungęs, man dabar atostogos, kaip elgtis, kiek tų įvairiausių jausmų gali nutikti ir kaip man juose tada elgtis. Tai vėlgi mes turim suvokti, kad dabar, pavyzdžiui, tai, kas dabar įvyko, jisai sukuria tą tokį didelę jausmų maišalynį ir mes galim vis taip labai jaustis. Kai kas gali iš tikrųjų būti tokiam sustingime, kai kas gali labai stipriai nerimauti, jisai gali vis dar justi drebėjimą, kai kam bus miego sutrikimai dar kažkurį tai laiką po šito įvykio. Nenustepkite, ne? Jo, tai bus visiškai normalu. Ir kitas dalykas, kad taip gali dar jausti nerimą, vis dar jausti tą nerimą, nes tai smegenys bando apsaugoti mus nuo pavojaus. Mūsų smegenų toksai darbas yra apsaugoti nuo pavojaus. Vienintelis ir didžiausias po dauginimas. Ne? Pirmą reikia apsisaugoti, tik tada daugintis. Tai čia yra labai natūralu ir mes galim visi kažką tai jausti. Priklauso nuo to, gal kaip padėti savo geriau jaustis, tai paklausti savęs, ar aš dabar esu saugus šitoje vietoje, kur esu, šituo laiku. Ir jeigu atsakymas yra, kad taip, aš esu saugus, tada leiskim ir kūnui pajusti tą tokį. Taip su iškvėpimu truputėlį atpalaiduokim pečius ir leiskim, taip, bet dabar aš esu saugus. Visos institucijos, kurios reikia, pasakė, kad viskas yra gerai. Ir aš neturiu kuo daugiau, čia yra tas, kuo aš kliausiuosi. Propaganda šaltiniais. Jeigu jau juos tai kliausiuosi, tai tada galiu niekada nebūti ramus. Bet aš turiu kažkuo tai kliautis, kažkuo pasitikėti. Ir jeigu tai nėra valstybė, tai tada, atsiprašau, bet nebus saugumo tada viduje. Kai aš galvoju apie saugumą ir pečių atpalaidavimą, apie savo artimuosius, pagalvoju prieš tai ir po to. Labai priklauso, čia nėra taisyklės. Kaip kas? Aš jį turiu prisipažinti, pamiršau mamą. Nepaskambinu jai. Čia tiesioginis eteris. Tai, jinai netikiuosi nežiūrės. Tai galėsi po laidos paskambinti? Joks reiks paskambinti, paklaus, kaip jinai laikosi. Tai aš beje irgi paskambinti. Tikiuosi negavo žinutės ir tiesiog paleido, kad viskas čia gerai, čia nieko neįvyko. Nes klausimas tikrai labai paprastas, kad aš tarsi pats apie save apsisukiu viskas gerai. Yra mažamečiai vaikai, kurį supranti, kad palauk, atidaviau į mokyklą. Taip, bet čia irgi yra kitas dalykas, kad mums tai pirmas kartas toks. Pagal idėją, ne, nors karas tai prasidėjęs prieš 4 metus. Bet pirmas kartas yra toks, kur mes atrodo čia kažką tai juntam. Nors anksčiau irgi buvo tų dronų, kažką, bet nieks neskelbė tų pavojus ir tai dabar pradėjo skelbti. Ir viskas tvarkoja, mes turim mokyti, suvokti, kad taip gali būti ir kažkokiu būdu ruoštis dienai X, jeigu jinai ateis. Tai kaip čia yra geriau pasiruošti ir jos nesulaukti niekada. Negu kad jeigu jinai ateis, būti tokiam išsiblaškiusiam, nebesuprasti, ką daryti. Kaip elgtis, kiekvienas turi susigalvoti savo tą planą. Bet turėti iš anksto. Taip. Bent nuo šiandien. Dabar jau kai pajutom, Dabar daug kas suprato, kad, aš pasimetu, aš nežinau, kur man eiti. Tai jeigu aš būsiu darbe, tai kur man darbe eiti? Bet jeigu aš būsiu namuose, kur man namuose eiti? Jeigu vaikai darželė, o kaip darželis tvarkysis? Tai aš dabar supratau, visos ugdymo įstaigos dabar užkrautos yra tėvų visokiais klausimais ir ten baisu jiems, ką jiems reikia išgyventi ugdymo įstaigoje, nes tai, o kaip paslėpti, o kas ten bus, visokių tokių dalykų. Tai čia yra tas momentas, kad irgi, aš turiu tikėti, kad mano ugdymo įstaiga gebės pasirūpinti. Ar jinai gebės, va čia neaišku. Po šito įvykio manau, kad bus labai aišku, kad greitai visos ugdymo įstaigos susigalvos, ką turi daryti, pasirašys planus ir gal net apžais su vaikais visą šitą žaidimą. Tai yra labai normalus dalykas, toks ir turi būti, tai kaip ir pasirašymo eiga. Tai nugirdau pažais su vaikais. Ir tą vaikų klausimą labai noriu, kad čia paliktumėm truputėlį ilgiau. Tai kaip su jais kalbėti apie tai? Apie tai, kaip tu pats planuojasi, kur juos įvesti, arba kaip kalbėti. Grįžta vaikai, žinai, ir pasakoja, kad buvo verkiančių. Mes nežinom, ką daryti. Tai taip, tik tai dėl to, kad nieks jiems nepaaiškino, kas ten vyksta, o buvo galima labai paprastai paaiškinti. Kas tas žmogus, kuris turėtų tai daryti? Tai dažniausiai tas, kas turi kontaktus su tais vaikais tuo metu.
Tai yra auklėtoja, mokytoja, nu, tas, kas turi tuo metu su vaikais kontaktą. Jeigu jie yra pamokoje, tai tas, kas yra pamokoje, tas iš karto tą ir daro. Čia neturi būti kažkokia tai labai... Ar galėtum padrasinti arčiausiai esantį suaugusį, kad net jeigu jis neturi, nežinau, auklėtojo rolės, jisai turi teisę pasakyti vaikui. Tai taip, bet taip ir yra. Būk ramus. Tai be abejo, tai turi būti paaiškinta ir labai paprastai pagal vaiko amžių turi būti paaiškinta. Tai mažiem vaikam tai turi būti sakyta, kad kažkas tai vyksta danguje, ne? Ir mes dabar turime eiti, tiesiog pasislėpti, kad mums būtų saugu. Suaugusiai žmonės stengiasi viską padaryti, kad mums būtų gerai. Tai čia yra mažiukam labai, kuriam reikia tik tai to. Taip. Su jau ten, nežinau, 9 klasės, jie viską žino jau. Ir aš manau, kad galbūt ir nuo kokios 7 klasės, jie viską žino ir supranta, jie matė žinias, jie kalbėsi su tėvais ir taip toliau. Tai su jais jau labai paprasta yra, kad yra įvykis, mes nežinom, kas vyksta, mums pranešta, kad reikia paslėpti slėptuvės, mes dabar slepiamės ir ten pabūsim. Praneškit savo tėvams, kad jūs esate slėptuvėse, jeigu turite telefonus. Arba jeigu neturite, tada mokykla turėtų irgi turėti sistemą, tikriausiai pranešti visiems tėvams iš karto, kad jūsų vaikai yra ten ir ten, tokia slėptuvė ir taip toliau, ir mes jais pasirūpinsim. Kiek mes turėtumėm žinoti, kad vaikas yra jautresnis? Kiek turėtumėm žinoti, kad, važiuoju, nežinau, su juo kažkaip kitaip reikėtų elgtis? Pagal situaciją viską čia nebūtina, vėlgi neturim užkrauti mokytam tokios didelės atsakomybės, nes jie, jeigu jie gebės sužiūrėti, tai sužiūrės, bet vėlgi, imkim 30 vaikų klasėje, arba ten, nežinau, 30 vaikų. Mažiau dabar truputėlį būna. Taip. Tebūnė mažiau. Bet imkim, kad tai yra vis tiek daug tų vaikų. Taip. Tai vieniem bus viskas gerai, o kitiem bus sunkiau. Taip. Tai mes ir skiriam dėmesį tiem, kuriem yra sunkiau, nes juos vis tiek reikės išvesti ten, kur reikia išvesti. Tai tie, kuriem lengva, jie patys išeis, o sunkesnius reikės pasirūpinti. Mes matysim, jeigu mokytojas ar auklėtas, jisai gebės prisiminti tą, kad yra kažkas jautresnis ir su juo reikia daugiau praleisti laiko, tai viskas tvarko. Jeigu negebės, irgi viskas tvarko. Nes visa ta dalis yra apie saugumą. Jeigu mes išlaikome saugius vaikus, tai nieko tokio, jeigu jiem ir bus baisu. Po to reikės vėl tą perdirbti ir pasakyti, kad žiūrėk, buvo taip, viskas tvarkoja, čia viskas baigėsi, nusiraminkit. Tada tėvai su vaiku vėlgi dar kartą apie tai kalbėsis, kad čia tai būna, kad mes dabar turėsim, karts nuo karto gali būti toks, čia gali būti kaip pratybas, tiesiog pasirašymas. Ir mes nežinom, kaip yra, bet mūsų valstybė mūsų saugo ir stengiasi mūsų saugoti. Tai tuo, nes kažko reikia tikėti, nes jeigu mes nieko netikėsim, mūsų nieks nesaugo, mes čia esame visiškai bejėgė, tai išprotėsim nuo nerimo. Geriau kažkuo tikėti. Net jeigu truputį netikit. Tikėti, jeigu truputį netikė, aš manau, kad reiktų pasirinkti tą objektyviausią informaciją ir pasikliauti institucijomis, kurios vis dėlto išmano, ką daro. Ir tiesiog vakarienės stalas, mes su vaikais, nežinau, vakarieniaujam ir galima apie tai kalbėti. Galim. Tai neturi būti kažkaip sukurta dirbtinai, kad o dabar pakuosim kuprines ir parodysim jų turinį. Ne, tai visaip jūs kaip nori, kaip šeimoje gali būti įprasta, kaip šeimoje įprasta. Vieni gali prie vakarienės, kiti ten kažkokius gal net apsimokymus gali daryti, kai kurios šeimos tikriausiai gali kartu nueiti į kažkokius tai mokymus, kur visi matytų ir visi suprastų. Labai gražiai išgirdau, be galo daug vaikų yra tokių, pasiimk mane. Mes net kaip suaugusieji norim dingt iš ten, dingt, kuo greičiau dingt. Tai vaikų yra tikrai, kadangi yra internetas, yra telefonai, galima su jais susisiekti, yra labai daug tokio, pasiimk mane, gal galiu bėgti namo, gal galiu. Ką girdžiu, Dainiau, kad išbūti, kai nepatogu, kad neturėtų tėvai pulti dabar mesti visko, kas yra mums nurodyta ir važiuoti pasiimti vaikų. Neturėtų, nes tikriausiai tai sukeltų labai didelį chaosą. Būtent. Dar didesnį chaosą. Tai šitoje situacijoje mes galim nuraminti, kokiom priemonėm galim tos vaikus ir pasakyti, viskas bus gerai, tai pasirūpins ten auklėtoja ar kažkas tai. Taip. Ir kai jau viskas baigsis mokykla, aš tada atvažiuosiu arba laukiam pasikeičiančius kažkokias informacijas. Tai tiesiog nuraminti, pasakyti, kad viskas bus gerai. Truputėlį apie sveikatą. Aš kažkaip galvoju, kad labai didelis nerimas ir labai didelė mūsų įtampa, viskam kenkia. Kartais nereikia, kad tavo būtų spaudimas per aukštas. Kartais kiek nerimas gali sukelti.
apie kūno pojūčius ir kaip mums atpažinti, kad dar nenurimom, kad dar neatsipalaidavom, kad dar tie pečiai įsitempę, užkilę ir dar nepraėjo. Tai mes turėtume priminti žmonėms ir manau, kad jie visi taip ir supranta, bet vėlgi psichoterapija visko būna, kad mes daugumą atveju emocijas ir jaučiame per savo kūną. Kūne jaučiame tas emocijas ir kūno pojūčiai signalizuoja, kad mes jaučiame emocijas. Yra taip dalis žmonių, kurie truputėlį kitaip su tom emocijom draugauja, su kūnu ryšys yra mažesnis arba kažkoks silpnesnis. Bet dauguma vis tiek jaus kažkur čia širdies plakimą, spaudimą krūtinėje kažkokį, tai kažkas tai galbūt jaus liūdėsi ir čia kažkokį gumulą ten pradėsi, graudulį jausti, gumulas bus čia stovės. Tai dažniausiai šitose situacijose, kadangi tai yra apie neužtikrintą rytojų kažkokią tai ir kažkoks tai kaip pavojus, grėsmė, tai dažniausiai bus nerimas ir bus vis tiek arba krūtinės srityje kažkoks spaudimas, arba pilve kažkokia tai keista irgi ten besisukanti spiralė, kuri keistai labai veiksmos. Tai yra signalas. Kiti neužmigs šiandien galbūt. Kiti galbūt pabus nuo to, kad labai priklausys vėlgi nuo tos situacijos ir konteksto, nes pavyzdžiui, jeigu aš gyvenu vienas, tai aš ir taip apie save tik tai ir galvoju, nes tuo metu aplink mane esu tik tai aš. Bet jeigu yra šeima, tai tada mama arba tėtis, jie gali būti sunkiau, nes jie visą laiką galvos apie vaikus, apie jų saugumą ir jie tada gali blogiau miegoti. Tai irgi signalas, kad aš kažkiek tai nerimauju. Kažkas tai vis dar gali jausti tam tikrą tokį kaip dirglumą, kažkokį tai virpėjimą. Per daug kavos tarsi, ar ne, toksai? Taip, toksai gali būti kaip per daug kavos, toksai virpėjimas kažkaip kūne, kas irgi išduos, kad tai yra nerimas ir tai kažkoks dar nenusiraminimas. Ką daryti? Mes turim suvokti vieną dalyką, kad tai yra vienas fiziologinis dalykas ir kitas yra tada toks mentalinis, protinis dalykas, kurį mes kalbėjome prieš tai, tas pasiruošimas. Tai yra pasiruošimas, žinojimas, ką aš darysiu, veiksmų seka, loginis pasitikėjimas valstybė, tai yra tas minčių perdirbimas ir darbas su mintimis, kur yra mentalinis arba protinis momentas. Ir tada kitas yra tas toks fiziologinis, tas kūno momentas, kur yra emocijos, kuriuo aš galbūt suprantu, nesuprantu, valdau, nevaldau, man neišeina jų sukontroliuoti. Tai šitą aptariam, ką padaryti, kad būtų geriau ir tada su kūnu mes darome tai, kad mes didžiausias mūsų ginklas yra kvėpavimas ir pagalbininkas, šiaip tai gal ne ginklas, bet pagalbininkas yra kvėpavimas, nes mes turėtume tiesiog ilgiau iškvėpti, negu įkvėpiam ir tai padeda nusiraminti, nes ilgesnis iškvėpimas retina širdies ritmą, dėl retėjančių širdies ritmo smegenys gauna signalą, kad viskas yra ramiau ir tada pats kūnas truputėlį nusiramina. Vienintelis būdas toks yra. Kitas yra bandyti įsižeminti, tai reiškia pajausti savo pėdas, pajausti savo kūną, kaip aš jaučiuosi, va dabar sėdžiu čia šiam fotelė, ką aš jaučiu, ką aš liečiu, ką aš girdžiu, ką aš matau. Tai yra dėmesio nukreipimas į pojūčius. Ir kaip įdomiai labai gaunasi, kad dėmesys susikreipia į pojūčius ir tas, kas čia vyksta, jis mažiau tampa aktualus. Ir tas, kas čia vyksta, irgi tos mintis, jis irgi mažiau aktualios, jeigu aš tai padarau. Bet kvėpavimas yra vienas iš tokių pirmųjų dalykų, kurį mes galime įjungti, nes kai pradedam nerimauti, kvėpavimas susidaro paviršutiniškas ir greitas gana toks. Ir arba aš labai giliai įkvėpiu ir trumpai iškvėpiu ir tada gaunasi, kad tai hiperventiliacija atsiranda. Hiperventiliacija padeda mums dar labiau plakti širdžiai ir dar labiau užsigąsti. Tai mes turime atvirkštinį momentą daryti, ilgai iškvėpti ir taip įkvėpiam per 4 sekundės, iškvėpiam per 6, kaip pavyzdys, galim ten per 8 iškvėpti. Kuo ilgiau iškvėpiam, tuo yra lengviau. Tai gal yra koks simbolis, signalas, kuriuo galiu parodyti slėptuvėje, kad aš dabar bandau nurimti? Aš nežinau, šiaip aš nežinau, mes galim sugalvoti, bet... Sugalvokime. Bet aš manau, kad kiekvienas... Nes įsivaizduoji, kad yra tiek šalia visų, kaip tu, tu ką, tai ką, atstokit. Atstokit, duokit ramybę, duokit... Kartais net pabūti tiesiog žodžiai. Tam yra žodžiai, manau, kad reikėtų pasakyti. Mes turime mokyti šiaip taip, kaip suaugusi žmonės, mes turėtume mokytis pasakyti, kaip mes jaučiamės. Ir kad aš šiuo metu jaučiuosi ten nerimaujantis. Ir be abejo, pusė žmonių negebės to padaryti. Tiesiog dėl to. Tai ką, paliekam čia ramybei, kad negebės? Bet mes nieko negalim sugalvoti dalykų, kurie yra su nerimu, nes nerimas ir stresas didžiulis automatiškai veikia. Kad ir bet ką mes sugalvosim, žmogus neatsimins tuo metu, kai jam to reikia. Taip. Nes jisai yra didžiuliam strese, tai ačiū Dievui, jeigu jis atsimintų, kad jam reikia kvėpuoti.
Taip. Tada ten kažkaip savo pojūčius įjungti. O aš kaip kolega galiu prieėjęs jam pasakyti, kad pakvėpuokim kartu. Taip, taip. Gali būti. Jeigu matau, kad ten vyksta labai kažkoks hiperventiliacija ir ten tas kvėpavimas toksai. Tai tada aš prieinu ir galiu uždėti ranką ant peties ar ant nugaros. Ir sakyk, žiūrėk, kartu su man, kartu. Ne, taip įkvepiam, tada labai ramiai iškvepiam. Ir nebūti tol, kol tas kvėpavimas mūsų susisinchronizuoja. Net nelabai klausti, nori tu to ar nenori. Jo, tai nesakom, kad pakvėpuokim kartu. Tai ar teisingai girdžiu, kad kai pamatau aplinką ar man gerai, aš tada pradedu kitais pradėti rūpintis ir matyti kitus. Kai aš nusiraminu. Kaip pats esu ramus. Jeigu aš esu, bet čia vėlgi priklausys nuo žmogaus tipo. Tas, kas jeigu aš vienas, tai aš rūpinsiu su savimi. Taip. Bet kai kurie turi savo šeimą, turi artimuosius ir jie iš įpročio iš tikrųjų pradės rūpintis kitaip ir savimi nesirūpins. Ir viskas yra gerai tuo metu, nes mūsų tikslas yra apie saugumą ir išgyvenimą. Jeigu bus pavojus, jokio skirtumo, kaip mes ten elgsimės ir ką mes darysime. Svarbu, kad mes būtumėm saugus, saugio vietoj ir viskas. Dabar mes kalbam, kaip nusiraminti, kaip pavojus praėjo ir kaip mums nurimti toje situacijoje. Bet kai bus pavojus, kvėpuokit, nekvėpuokit, jokio ten skirtumo. Pabuvo ten, praėjo pavojus, tada galim jau sakyti, viskas, galim grįžti į tą savo normalų gyvenimą, vėl toliau tęsti savo veiklą, nes tokiu atveju paralyžuos valstybė, jeigu žmonės tiesiog nerimaus ir nieko nedarys. Kaip buvo karo pradžioje, kai visi labai daug nerimavo ir atrodė, ką čia daryti, kaip čia mums dabar išgyventi. O kaip dabar visuomenė? Pavargę mes esam? Aš manau, kad atbūkė jau. Atbūkė nuo ko? Nuo pavojos. Tai reiškia, kad toks sukrėtimas, koks šiandien įvyko, nežinau, ar tu jį vadini tokiu? Aš nežinau, pagal tą žiniasklaidą atrodo, kad buvo visai gal sukrėtimas. Kažkur tu pabuvai ant kalno? Jo, aš kadangi vienas buvau, tai man vienas buvau ir mano pacientai kažkaip nestipriai labai reagavo į šitą situaciją. Tai, vienas pacientas buvo iki. Taip. O kitas buvo po. Tai po, sakė, kažkaip išpajaučiu, bet po to mes ėjome prie kitų problemų. Toks, kad ir tas įvyko nusiraminimas. Gal čia ir būdas eiti prie kitų problemų? Kaip gyventi toliau? Tai va dabar yra tiesiog tai gyventi taip toliau. O ką mes, jeigu pasiruošėm, tai taip. Mes toliau gyvenam, toliau darom tai, ką mes ir toliau darėm. Tai vienintelis dalykas, ką mes galim daryti, tai buvo kartojama karo pradžioje, tai yra lygiai tas pats. Mes turim daryti visi tai, ką geriausia mokame, tam, kad valstybė gyvuotų, tęstų savo veiklą ir kai reikia, mes paklausome, ką reikia daryti, pasislėpiam, tada išlendam iš slėptuvių, nusiraminam, grįžtam toliau dirbti savo darbų ir taip gyvenam iki tol, kol kažkurios valstybės priešiškos norai baigsis ir mes galėsim vėl toliau gyventi laisvai ir lengvai ir ramiai. O galbūt taip ir nebus. Ir visiškai pabaigai pagalba šauksmas tiem, kurie dar nesupranta, kad neišėjo. Ir vieną naktį sunkiai miegu, ir kitą naktį, ir pas Dainių kaip vietos nėra, terapijai taip nėra. Taip. Kada pajausti, kad neužtenka, neišsikalbu su draugais, nepavyksta nurimti. Kaip atpažinti? Tai kai kartojasi įkyrios tokios mintis, vaizdiniai pastovas, yra sunku užmigti, yra sunku susikaupti, dirbti darbą kažkokį ir labai norisi visą laiką, pavyzdžiui, žiūrėti ten žinias ir ieškoti tų šaltinių, kas beje yra netikslinga ir negerai, nes tai tik sustiprina nerimą. Tokiu atveju galima kreiptis į specialistus, bet net iki to aš galiu pasiskambinti į kokią jaunimo liniją ar į suaugusių liniją ar vaikai gali vaikų liniją skambinti ir tiesiog pasikalbėti specialistais, kurie ten yra. Su savanoriais, kurie padės tiek vienai par kitaip padės išklausyti. Ačiū labai. Čia Dainius Jakučionis, psichoterapeutas, kuris šiandien nuramino. Gyvenam tokiais laikais. Žiūrėkim, kaip pasiruošėm, turėkim tuos 5 žingsnius į priekį ir nelikim vieni. Jeigu jau jaučiam, kad išsikvėpavom, kad patys kvėpuojam, tai pasirūpinkim kitais, bet svarbiausia, išlikim saugus. Pasitikėkim ir išlikim saugus. Labai labai tau ačiū. Dėkinga. Viso geriausio visiems.